Žurnalą kelionės skaitau nuo pirmųjų numerių, visuomet jo laukdavau, o kai atsirado kvietimas pagalvoti, kaip būtų galima prisijungti, keliauti drauge ir tapti kažkuo toje kelionėje pačiam atsakingu ir naudingu, tai turbūt prasidėjo kitas kiek etapas. Man tai yra vis tiek labiau apie procesą. Ta laimė dalyvauti temų gimime, tie sutinkami žmonės, be kurių tie numeriai negimtų, yra ta nematoma, graži kelionės pusė. Žurnalas kalbina ne vien gausiais, įtaigiais tekstais, kartais tikrai pranokstančiais, gal net žurnalistikos rėmus, bet kalbina ir gausybę vaizdų. Tai man kelionė visada buvo ir tas žurnalas, kuris manęs neužverčia lavina, bet palieka erdvės pačiam svajot, matyt, ieškot, klaust. Nemažiau svarbi man šio žurnalo dalis yra meno kūrinių fotografijos, įtaigus maketas, talpus, laisvas. Tai išties turbūt vienintelis žurnalas, kurio su džiaugsmu laukiu ir kurį ramia širdim dovanoju.